Šoka, tautinius šokius demonstravo ir marijampoliečius šokti mokė tautinių šokių kolektyvai. Penktadienio vakarą Jono Basanavičiaus aikštė sumirguliavo tautiniais drabužiais, suskambo liaudiškos muzikos garsais. Marijampolė jau antrą kartą prisijungė prie Lietuvos liaudies kultūros centro organizuotos etninės kultūros akcijos Visa Lietuva šoka. Jie siekiama populiarinti liaudies šokį, stiprinti lietuvių kultūrinės tapatybės pajautą, vienyti Lietuvos žmones. Marijampoliečius tautinių šokių žingsnelių mokė apie 20 savivaldybės šokių kolektyvų. Jiems grojo Kalvarijos folkloro ansamblio Diemedis muzikantai. Pastaruoju metu pastebimos atgimstančios liaudies šokių tradicijos, tad marijampoliečiai iš pradžių santūriai stebėję šokėjų pasirodymą, vėliau ir patys įsisuko į šokių sūkurį. Šokėjai gyrė akciją populiarinančią tautinį šokį. Mes visada visur šokam, tai čia tik tai didelis malonumas tokiu oru šokti ir dar su tiek daug žmonių, kurie čia būna, labai smagu. Kaip manot, ar tokiomis akcijomis galima populiarinti tautinį šokį? Net nebejotina, tikrai taip, nes tie šokiai liaudies yra gan paprasti ir žmonės tikrai gali išmokti. Pamatę, kaip šoka kiti, tikrai gali įsijungti ir būti kartu. Labai puiku, kad vykdoma tokia akcija, kad žmonės išeina vakarais ir tiesiog gali praleisti tą laisvalaikį šoką. Tai yra nuostabiausia. Šokis tai yra harmonija iš tikrųjų. Mes visada irgi su savo dukra pasišokam vakare ir labai puiku, kad yra toks vakaras, galim išeiti pašokti. Tai tautinis šokis jums svarbus? Taip, labai svarbus. Esu pats šokęs pas Aliną Kvietkauskienę ir todėl labai malonu, kad tai yra. Pastaruoju metu paskutinių žmonėse atsirado susidomėjimas ta kultūra lietuviška ir labai tai svarbu. Šokis, daina lietuviška. Aš esu už lietuvišką būtent tą kultūrą. Tautinių šokių entuziastai pastebi, kad atgimsta liaudies šokių tradicijos, kaip laisvalaikio leidimo būdas, teikiantis bendravimo ir vienybės džiaugsmą.